Kągi sveiki, malonu, kad žiūrite. Na, o šiandieną noriu šiame YouTube savo kanale pakalbėti apie sociatriją, ką esu daręs ir anksčiau, bet šiandieną sociatriją noriu pristatyti tokiam, praktinėme kontekste, kuomet dirbama su žmonėmis, kurie neturi darbo, bet tuo pačiu ne tik, sakykime, yra bedarbiai, bet ir neturi motyvacijos, stokoja socialinių įgūdžių, ir susiduria su panašiais sunkumais savo gyvenime, dėl kurių jie ir negali, sakykime, tęsti darbo paieškų arba jų tiesiog netgi pradėti. Na, o apskritai reikėtų turbūt pradžioje pristatyti, kas yra toji sociatrija, nors, kaip minėjau, esu šiek tiek kalbėjęs apie tai anksčiau. Na, bet žmonės, kuriems galbūt ir žinomas tas sociatrijos terminas, dažniausiai šį reiškinį sieja su garsaus rumunų kilmės amerikiečio psichiatro Jakobo Moreno psichodramos kūrėjo asmenybė. Tačiau sociatrijai nemažiau yra svarbus kitas vakarų pasaulio atstovas, tai Kenetas Bjornas, filosofas, antropologas, kuris sukūrė dramatizmo teorijos pagrindus ir iš kurių gimė praktinės sociatrijos metodologija. Tarp asmeninių santykių problemos, kurias individas patyrė, sakykime, kažkuriam savo vystymosi etape, kaip tarkime vaikystėje skiriantis tėvams ir kuomet vienas iš tėvų bando nuvertinti kito tėvo vaidmenį ir asmenybę, tai tokia frustracija, žinoma, palieka savo pėdsakus augančio vaiko psichikoje, ir tokiu būdu jis tampa tų pačių tarp asmeninių santykių auka. Pavyzdžių, aišku, gali būti ir kitokių, kaip pavyzdžiui patirtos patyčios, fizinis smurtas, tokios viktimizaciją patyrusios asmenybės ir subrendusios tampa ypatingai lengvai pažeidžiamos ir lengvai patenka į socialiai jautrių asmenų grupės, apie kurias ir noriu šiandieną pakalbėti plačiau sociatrijos kontekste. Žinoma, ne visuomet, bet rizika, akivaizdžiai šiem asmenim yra didesnė. Toks pažeidžiamumas sukelia negebėjimą įgyvendinti savo socialinių užduočių ir taip tenkinti socialinių savo paties ir kitų žmonių, su kuriais turėtų būti sąveikaujama poreikių. Taip pat čia nemažiau svarbus prie kito asmens ar asmenų socialinių grupių, galbūt prisirišimo sutrikimai, ką visų pirma lemia individualumo, savirefleksijos, savižinos stoka. Reikia pažymėti, jog tokie psichikos struktūros sutrikimo akivaizdoje mes labai ryškiai pastebime veiklos planavimo realizacijos sunkumus, kas dažnai koreliuoja su psichikos brandos stagnacija, apie ką esu kalbėjęs taip pat ankstesnėse savo video, kam įdomu apie infantilumą, siūlau tikrai pažiūrėti. Todėl ne tik pirminėse, sakykime, individo patyrimas ieškant savo tinkamo darbo ir taip kuriant tolimesnės savo asmenybės stratas, bet ir vėlesniuose gyvenimo etapuose, kuomet bandoma pakeisti darbovietę arba profesinę kryptį, bandoma įsidarbinti kitų kvalifikacinių gebėjimų reikalaujančiose srityse, arba kaip tik priešingai, kaip minėjau, žmogui, kaip sakoma, nuleidus rankas ir nusivylus visais savo bandymais, arba kaip tik neatliekant jokių bandymų patiriami sunkumai įsitraukti į darbo rinką, gali padėti tuo atveju įvairių sričių specialistai, kurie nėra tiesiogiai susiję, sakykime, šiuo atveju su užimtumo tarnybos veikla ir sociatrija čia yra viena iš tų sričių. Tarp svarbių tokių specialistų užduočių yra siekis tą paslaugų gavėją motyvuoti tikslingai keisti jo situaciją bei spręsti pagrindinę problemą arba problemas, dėl kurių kyla įsidarbinimo sunkumų. Kitų ten asmeninių, žinoma, ir socialinio gyvenimo kliūčių, komplikuojančių šitą profesinę realizaciją ir mažinančių bendrojo gyvenimo kokybę. Tuo atveju siekiama iškelti į paviršių šias problemas, kurių galima dirbti sąmoningai, keičiant šių priežasčių sukeliamus sunkumus.
toks savotiškos socialinės patogenezės nagrinėjimo eigoje, sakykime, nesiekiama pakeisti žmogaus asmenybės, kuri jau akivaizdu, jog yra susiformavusi, tačiau bandoma patraukti, sakykime, vaizdžiai už traukinio bėgių to iešmo, jeigu žinote, kuomet tas pats traukinys, važiuodamas tokiais pat bėgiais, gali nuvažiuoti visiškai kitų alternatyvių ir gerokai prasmingesnių kelių. Sociatrijaus užduotis čia pirmiausia yra išsiaiškinti, ar ne, kokį vaidmenį socialinėme žaidime savo prisima individas, kokį vaidmenį jis užima iš tikrųjų realybėje ir iš šių dviejų, jeigu tie vaidmenys nesutampa, o dažniausiai jie nesutampa, arba iš vieno taško, jeigu jie sutampa, judėti link kito taško, vėlgi taip palaipsniui judant mažais žingsneliais per tuos taškus mes formuojame bendrą paveikslą, labai panašų į tokį, kaip gal žinote, užduotise vaikams, jungiant pavienius taškus, galiausiai galima gauti tam tikrą paveikslėlį, taip ir čia iš neįsisąmonintų esančių nuolatinėje stagnacijoje individo sudėtų taškų mes siekiame sukurti bendrą paveikslą, o ne desperatiškai stovėti arba judėti ten link nežinia ko. Tada pradžioje svarbu surasti, kokiame taške esama dabar, ar ne, ir tada jau galima dėlioti tikslingą struktūrą. Užsiminiau apie socialinį žaidimą, tai labai svarbi sociatrijos dalis, o tiksliau gal net viena esminių dalių, kurios metu mes galime atkurti praeities įvykius arba susikurti hipotetinę situaciją, ypatingai praktinėse užsiėmimuose, kuri kelia nerimą individui ar yra kitaip svarbi individui ar grupiai, ir pasiskirstę vaidmenimis, kuriuos galime keisti vietomis, mes bandome pažvelgti, kaip elgiamės būdami viename ar kitame vaidmenyje. Tai mes atliekame ir aš atlieku tai praktinėme darbe, dirbant su pavieniais žmonėmis ir grupėmis. Ir mes matome, kaip mes sprendžiame problemą ir kaip galime koreguoti tas problemas, bet tai iš esmės jau kito video tema arba potėme, kurią ir aptarsime ateityje, jeigu jums bus tai įdomu. O dabar taip trumpai pristačiau keliais žodžiais, sakykime, sociatriją nedarbo kontekste, dirbant su žmonėmis praradusiais arba niekada nedirbusiais, ir kuo gali būti sociatrija naudinga ir kaip jį veikia būtent šitoje intencijoje. Tai ačiū ir iki kitų video. Viso geriausio.